24 skyrius. Raganius umbumbumas. Jie priėjo nedidelį garažą. Triušis purių pilkų kailių pylė benziną į automobilį, vairuojama kito žaislinio triušio. Abu triušiai nustebę pažvelgė į prikaistuvinį. Labas, pasisveikino garažo darbuotojas. Kodėl nešioja ant galvos keptuvę vietoj kepurės? Teisybę sakant, nesu matęs triušę ir su kepurė. Dabar matai, šiurkščiai atkirto prikaistuvinis. Kokios bjaurios šitos nuliepusios ausis, nekenčiu jų. Atrodau kaip žaislinis triušis. Bet tu ir esi žaislinis triušis, apstulbo triušis. Klysti, atrėžė prikaistuvinis. Aš ne triušis. Man šlykštu būti triušiu, bjauriu padaru su kvailiomis ilgomis ausimis ir virpančiais ūsais. Liaukis prikaistuvinė, perspėjo Džo ir atsisuka į nustebusi triušį. Atleisk jam, tarė, iš tikrųjų tai prikaistuvinis, o aš neprisukamas klaunas, o berniukas. Ai, atsiprašau, turiu persivesti per galvą. Jis persivertė kuliais ir vėl atsistojo tiesiai. Aišku, tarė triušis, man būtų šlykštu pavirsti prikaistuviniu, todėl suprantu, kaip jis jaučiasi pavirtęs triušiu, nors triušiai labai gražus, na, kad ir aš. Jis turėtų džiaugtis, kad virto triušiu. Matai, mums labiausiai patinka būti savimi, tarė Franė. Aš mergaitė, o ne lėlė, o šis meškiukas iš tikrųjų menulveidis. Pirmą kartą girdžiu, atsiliepė triušiai vienu balsu. Nežinojau, kad esama tokių menulveidžių. Franė sukikeno. Šilkaplaukė priėjo prie triušio ir nusišypsojo. Padėk mum, paprašė ji. Triušis negalėjo nuo jos atplėšti akių. Tokios gražios lėlės žaislų miestelė dar nebuvo. Iš automobilio iškišo galvą kitas triušis. Žinoma, padėsim, atsakė jisai. Ką turim daryti? Mes tikėjomės, kad kerai išsisklaidys, tarė šilkaplaukė, plonu, meiliu lėlės balseliu. Bet neišsisklaidė. Gal jūs kartais žinote, kaip mums vėl tapti savimi? Triušiai susižvalgė. Sunku, tarė vienas. Labai, pritarė kitas. Gal jiems kreiptis į raganių umbumbumą, tarė pirmasis. Jis padės, jei bus gero ūpo. O jei bus blogo ūpo, pavers jos kokiom nors baisinybėm, tarė antrasis. Tada neeisim, skubiai tarė Džo ir vėl persivertė per galvą. Reikia pažiūrėti, kokia jo nuotaika, ir tada spręsti, tarė triušis. Nuvešiu jūs automobiliu. Jei tilpsit. Pasistengsim, tarė menulveidis ir jo apskritas meškiuko snukutis apsiniaukė. Triušis greta pasodino šilkaplaukę. Ji jam pasirodė elegantiška, graži ir labai miela. Neabejoju, kad jei tu paprašysi senojo raganiaus padėti, jis iškart sutiks, tarė triušis. Tokios gražolės nesu matęs. O tu, akinamai gražus triušis, atsakė šilkaplaukė, baisiai jį nudžiugindama. Visi susigrūdo į automobilį, pamojavo garažo triušiui ir nuvažiavo. Turiu persiversti per galvą, staiga tarė Džo. Prašom atleisti, bet ar negalėtumėt sustabdyti mašinos? Tu mums visą laiką trukdysi, tarė triušis. Ar negalėtum persiversti kokius 10 kartų ir apriimti? Pabandysiu, atsakė vargšas Džo. Jis išlipo ir 9 kartus persivertė per galvą. Daugiau nepaėgė. Paskui vėl įlipo į mašiną. Galėtum nusimesti kelis puodus, pasakė jis prikaistuviniui. Patrauk virdulį, man durės napelis. Mano virduliai pelės, nustebo prikaistuvinis. Aš sakiau snapelis, o ne pelės, įduko Džo ir puodo. Bluso? Vėl nenugirdo prikaistuvinis.
Juk žinai, kad aš neturiu blusų. Ko čia kabinėjasi? Kur tu matei pelės ir blusas? Aš sakiau, netekęs kantrybės pratrūko Džo. Aš sakiau, pala, kaip aš ten sakiau? Pelės ar blusas, sukikeno Franė. Nurimkit abu, prikaistuvinė, nesiusk. Džo norėjo pasakyti snapelis ir asa, žiūrėk, jie įsmigo jam į šoną. Reikėjo iškart taip sakyti, niurnėjo prikaistuvinis, patraukdamas virdulį ir podą. Snapelis ir asa iškart įsibėdė Mėnulveidžiui į meškiuką snukį. Dieve, Mėnulveidi, ko tu dabar urzgi? Mėnulveidis atsisuko į prikaistuvinį. Nes tu elgiesi bjauriai, suurzgė jis. Tauriai, pakartojo prikaistuvinis, visiškai apkurtintas automobilio burzgimo ir podo barškėjimo. Žinoma, tauriai. O kaip pasireiškia tas mano elgesio taurumas? Nutilkit, paliepė triušis vairuotojas. Esu priverstas klausytis jūsų tauškalų, o jie tokie paiki, kad dar trenksius į kokį medį. Be to, norėčiau pasišnekėti su gražia Lėlė Šilkaplauke. Po to visi išskyrus Šilkaplaukę ir žaislinį triušį tylėjo. Automobilis važiavo toliau ir Džo vėl prireikė persiversti kuliais. Gali sustoti, sušuko jis. Dieve, aš pravažiavau Raganės Umbumbumo namus, tarė triušis ir taip staigiai paspaudė stabdžius, kad nuo prikaistuvinio galvos nulėkė keptuvę ir nuridėjo keliu. Taip, išlipk ir kelis kartus persiversk per galvą, kol apgręši mašiną. Kol žaislinis triušis apgręžė automobilį, Džo 10 kartų persivertė kuliais. Ir jie nuvažiavo pas Raganių Umbumbumą. Nekalbink Šilkaplaukis, nes vėl pravažiuosi pro šalį, maldavo Franė. Bet šį kartą triušis nenuleido akių nuo Raganės Umbumbumo namų ir vėl staigiai sustabdė automobilį. Praradau dar vieną keptuvę, suaimanavo prikaistuvinis. Ar būtina taip staigiai stabdyti? Niekas nekreipė į jį dėmesį. Visi išpūtę akis žiūrėjo į įtartinas dureles žolė apaugusioje kalvoje. Ant jų juodomis spausdintintomis raidėmis buvo užrašyta. Umbumbumas, belskite 7 kartus. Eik tu, Šilkaplauke, paprašė Franė, gal Umbumbumas su tavim elgsis maloniai? Iš tikrųjų, esi nepaprastai graži. Gerai, pasibelsiu, narsiai atsakė Šilkaplaukė, nors labai bijojo. Ji išlipo iš automobilio ir nuėjo prie durelių. Paėmė belstuką ir 7 kartus pabeldė. Dingst, 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 dingst. Nustok baladotis, pasigirdo balsas iš vidaus. Vieną kartą per akis. O viešpatė, jis prastos nuotaikos, suriko triušis. Grįžk greičiau, Šilkaplaukė, ir važiuojam iš čia. Negaliu, suaimanavo Šilkaplaukė. Belstukas sučiupo mane už rankos ir nepaleidžia. Džo iškart iššoko iš mašinos ir puolė jai pagalbą. Bet Šilkaplaukė sakė tiesą. Belstukas laikė ją už rankos ir neleido pabėgti. Priėjo Mėnulveidis, paskui labai sunerimęs prikaistuvinės, tą akimirką atsidarė duris. Nublokšdamas vargšį Šilkaplaukę ir baisusis balsas subaubė. Kas čia daros? Kas trukdo man raganauti? Nuo Umbumbumo balsą laukai plyšo, bet jam toks balsas netiko. Mat Raganius buvo senas kaukas, ilga, žemė besidriekiančia barzda. Ausis jo buvo smailios ir didelės, o ant galvos Raganius buvo užsidėjęs juokingą apvalią kepuraitę su čioplikiais kaip drugio. Jo skaisčios akys buvo žalios kaip žolė. Jis piktai sušnairavo į atėjūnus, bet staiga pamatė Šilkaplaukę, kurią tebelaikė belstukas. O, tarė Raganius, ir jo veidą kaip saulė iš už debesies nušvietė šypsena. O, kokia graži lėlė,
Nieko nuostabaus, kad mano belstukas nenori tave paleisti. Iš kur tu atsiradai? Tokios gražios lėlės dar nesu matęs. Žinai, kur turėtum būti? Ne, žioptelė šilkaplaukė. Nagi, stovėti kalėdų eglutės viršūnė, kalėdų senio pilyje, sugriaudėjo Umbumbumas. Jis vis ieško gražiausios pasaulyje lėlės eglės viršūnė, bet tokios gražios tikrai dar nebuvo radęs. Aš ne lėlė, tarė šilkaplaukė, aš fėja. Aš tik šiandien pavirtau lėlę. Paleisk ją, belstuk, įsakė Kaukas. Prašau visus į vidų. Ko atėjot? Atrodo, jo nuotaika pasitaisė, sušnibždėjo Džo Mėnulveidžiui. Ramiai galim užeiti. Draugija suėjo vidun ir durys užsitrinkė taip garsiai, kad visi pašoko. Siauras vingiotos koridorius vedė į kalvos gilumą. Būrys sekė Kaukui įkandin ir visi mynė ant barzdos, besivilkančios paskui raganių. Jis nekreipė dėmesio. Umbumbumas nuvedė juos į salę žemomis lubomis. Viduryje degė ugnis, bet liepsnos buvo žalios, o ne raudonas ir nešildė. Kaip tik būriau, paaiškino raganius, ir griausmingas jo balsas nuaidėjo salėje. Matot, aš gyvenu iš raganavimo. Žinom, todėl artėjom, jaudindamasi prabilo šilkaplaukė. Mielas ponė Umbumbumai, gal atkerėtumėt mus? Mes norim vėl būti savimi. Iš tikrųjų, aš fėja, jau sakiau jums. O mes iš tikrųjų mergytės, tarė Betė ir Franė. Šis klounas berniukas, žaislinis triušis, prikaistuvinis. O aš Mėnulveidis, tarė Mėnulveidis ir jo meškiškame snukyje atsispindėjo nuoširdus maldavimas. Padėkit mums. Ha! Atsiliepė Umbumbumas ir šypsodamasis pažvelgė į jos. Padėti galiu, tai vienas juokas, bet su sąlyga. Kokia? Paklausė Džo ir jam sudrebėjo širdis. 5 aš grąžinsiu ankstesnį pavydalą, bet norėčiau, kad gražuolė lėlė liktų su manimi. Aš ją parduosiu kalėdų seneliui ir jį papuoš eglutės viršūnę jo pilyje. Tai didelė garbė, juk didžiotumės mieloja, atsisuko jis į šilkaplaukę. Šilkaplaukiai apmirė širdis. Aš pasiliksiu, jei norit mane parduoti kalėdų seneliui, tarė ji, tik atkerėkit kitus. Miela šilkaplaukė, suurzgė Mėnulveidis ir apglėbė ją gaurotą letiną. Kokia tu kilni širdė, bet mes nesutinkam. Vienos tavęs čia nepaliksim. Niekada, pritarė Džo, niekada, 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 pakartojo Betė, Franė ir prikaistuvinės. Noriu pasakyti, rydama ašarą prabilo šilkaplaukė ir šiaip taip įstengė šyptelėti, kad visai neblogai susitikti su kalėdų seneliu, nors stovėti eglutės viršūnėje nuobodoka. Bet dėl jūsų galiu tapti ir eglutės papuošalo. Jis sutinka, įsiterpė Umbumbumas. Šiai gražuoliai lėliai netrūksta sveiko proto. Nutilk, atkirto Džo. Mes jai neleisim aukotis, verčiau būsim žaislai visą gyvenimą. Raganius Umbumbumo kantrybė truko. Jis puolė Džo, bet Džo pasirodė gudresnis. Džo čiupo Kauką už ilgos barzdos, nuvilko prie stalo ir pririšo, užmegzdamas daugybę mazgų. Dabar sprunkam, sušuko jis. Atleisk, Umbumbumai, kad tave pririšom, bet šilkaplaukės tu negausi, bėgam. Jie pasileido vingiotų koridoriumi ir pro kalvos šlaitą išlėkė lauk. Dėkui Dievui triušis tebesidėjo automobilyje ir laukė. Visiems nušvito akis.